kiek daug meistrų šiai dienai uždirba pinigus vien tik todėl, kad sveikos jų rankos. Ir jeigu nors vienam iš šitų meistrų, kuriuos aš išvardinsiu, atsitiktų trauma, jisai nebegauna pajamų ir ilgą laiką jų nebegautų. Visažistas, meistras tatuiruočių, ilgalaikio makiažo meistrai, odontologai, vairuotojai, kirpėjai, virėjai, taksistai, kurjeriai, auklės, fizioterapeutai, kinezioterapeutai ir visur yra naudojamos rankos. Ir jeigu vienam iš jų atsitiktų trauma su ranka, lūžis, pasitempimas, išnarinimas, jūs įsivaizduojat, kad tas žmogus jisai tiesiog negali dirbti. Tiesiog. Net jeigu jam uždeda langetę, jisai jau nebegali atlikti savo darbo, kurį jisai moka, iš kurio jisai gyvena. Todėl aš kviečiu kiekvieną susimastyti, ar tikrai tokie žmonės, kurie dirba nepavojingą darbą, nepavojingą savo sveikatai darbą, neturėtų draustis. Nes kai jūs apsidraudžiate ir gaunate išmoką solidžią už lūžį, už pasitempimą, už išsinarinimą galbūt, jūs galite pasidengti savo ilgalaikius įsipareigojimus, būsto paskolas, komunalus, lizingus įvairiausius, kreditus galbūt, kompiuterius, telefonus. Juk niekas neklausia, kai jūs nuomojatės patalpų, kad kai jūs susirgsit, ar nereikės mokėti. Reikės mokėti. Netgi tada, kada jūs neuždirbsite už patalpas, reikės mokėti. Tai labai kviečiu susimastyti, ypatingai moteris, kurios kartais galvoja, nėra pas mane tų traumų, aš čia tik tai dažau, aš čia tik tai masažuoju, aš tik tai tatuiruotis darau. Jo, bet jeigu vieną dieną taip atsitiks, kad jūs nukrisite nuo laiptų, paslysite, kažkaip taip atsitinka, kažkaip taip būna, kad atsitinka. Ką jūs tada darysite? Ar turite tai dienai santaupų, kad jaustumėtės patogiai, be diskomforto, su trauma, ramiai išsigydyti namuose? Tai taupykite pinigus ir pradėkite draustis. Visą informaciją aš teikiu nemokamai, jeigu jūs man parašysite individualiai.